Sveiki, Seimo priimami dar svarstomi įstatymai, ryškiausi renginiai šalies parlamente netrukus. Seimas svarsto griežtinti šauliams taikomus reikalavimus, taip pat integruoti Lietuvos šaulių sąjungos dalinius į ginkluotąsias pajėgas karo padėties atveju. Planuojama leisti gyventojams gauti pensiją už ilgesnį praleistą laikotarpį. Seime vyksta diskusijos dėl vienkartinių rinkliavų už savivaldybės įrengto kolumbariumo nišos skyrimą. Paminėtos Baltarusijos liaudies Respublikos nepriklausomybės deklaracijos 108-osios metinės. Užsienio lietuviai papasakojo apie savo patirtis Lietuvos kariuomenėje. Šalies šviesuoliams Panevėžyje įteikti Seimo apdovanojimai. Gabrielės Petkevičaitės Bitės atminimo medaliai Tarnaukite Lietuvai. Seimas svarsto griežtinti šauliams taikomus reikalavimus, taip pat integruoti Lietuvos šaulių sąjungos dalinius į ginkluotąsias pajėgas karo padėties atveju. Tarp siūlymų numatyti, kad šauliais negali būti ir piliečiai bendradarbiaujantys ar bendradarbiavę, palaikantys ar palaikę ryšius su užsienio valstybių žvalgybos ar saugumo tarnybomis. Krašto apsaugos ministro teigimu, įstatymų pakeitimai siekiama didinti Lietuvos šaulių sąjungos integraciją į valstybės nacionalinio saugumo ir gynybos sistemą, stiprinti jų pasirengimą dalyvauti ginkluotoje valstybės gynyboje, kartu valdyti galimas rizikas susijusias su šauliais norinčių tapti asmenų ryšiais ir patikimumu ir galimomis grėsmėmis. Plėsti šauliams ar asmenims pretenduojantiems jais tapti taikomus patikros reikalavimus. Tai yra numatyti, kad būtų vertinama jų veikla, ryšiai ir kitos su jais susijusios aplinkybės, turinčios ar galinčios turėti įtakos jų patikimumui, pažeidžiamumui, lojalumui Lietuvos valstybei ir nacionaliniam saugumo interesams. Šauliais negalėtų būti piliečiai, pavyzdžiui, tie, kurie turi ryšių su asmenimis, bendradarbiaujančiai su užsienio valstybių žvalgybomis ar saugumo tarnybomis, palaikę ryšių su asmeniu turinčių neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už nusikalstamą veiką padarytą organizuotos grupės ar nusikalstamo susivienijimo, asmenys dalyvavę teroristinės organizacijos ar grupės veikloje, taip pat piliečiai turintys psichikos elgesio sutrikimų, raginantys pažeisti Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką arba remiantys grupės ar organizacijas, kurios ragina šiuos valstybės interesus pažeisti. Numatyta nauji papildomi 7 bene punktai, kas negali būti Šaulių sąjungos nariais. Tarp jų ten turintys sveikatos apsaugos ministro tvirtinam sąraše psichikos elgesio sutrikimų. Čia aš siūlyčiau iš tikrųjų labai atidžiai pasižiūrėti į tą sąrašą, kad nebūtų stigmatizavimo tų žmonių, kurie gydėsi nemigas, depresijas ir visa kita, nes tas stigmatizavimas nuo sovietinių laikų eina. Bet yra ir punktas nustatomos per pastarosius 3 metus asmens savybės, visos kitos aplinkybės, kurios keltų grėsmę Šaulių sąjungos tikslų įgyvendinimui. Kaip visa tai bus įgyvendinama jau esantiems Šaulių sąjungoje? Sąrašas bus peržiūrėtas ir mes ir dabar tiksliname įvairias sakykime, tos buvusius susitarimus, kurie gal jau šiai dienai tikrai galėtų keistis dėl įvairių aplinkybių. Ir būtent kaip praktiškai bus įgyvendinta esamų šaulių irgi peržiūra. Jinai šiai dienai iš esmės yra, tik tai jinai gal nėra taip aiškiai ir tiksliai reglamentuojama, nes tai yra labiau palikta Lietuvos šaulių sąjungos savimoniai, sakykime, vadų būtent savimoniai. Įstatymu bus sudaryta galimybė ginkluotosioms pajėgoms priskirti komendantinių Šaulių sąjungos ginkluoto pasipriešinimo vienetus ir tuos specializuotus vienetus, kurie vykdys ginkluotos gynybos plane numatytas užduotis, integruojant juos į kariuomenę, taip kaip šiuo metu ginkluotosioms pajėgoms yra priskirti ir integruoti į kariuomenę Šaulių sąjungos koviniai būriai. Taigi dar taikos metu priskirti kariniams vienetams jie renktųsi vykdyti nustatytas užduotis, o paskelbus karo padėtį be papildomo ginkluotųjų pajėgų vado ar jo įgalioto asmens sprendimo taptų ginkluotųjų pajėgų dalimi.
Seimas planuoja leisti gyventojams gauti pensiją už ilgesnį praleistą laikotarpį. Įstatyme siūloma įtvirtinti, jei asmuo dėl pensijos skyrimo kreipiasi praėjus 12 ar daugiau mėnesių, laikoma, kad senatvės pensijos skyrimas atidėtas, nes dabar pasitaiko atvejų, kai asmenys kreipiasi pavėluotai ir pagal įstatymą jiems pensija skiriama ir mokama nedaugiau kaip už 12 mėnesių iki kreipimosi. Kad asmenys nepatirtų praradimų, numatoma, kad dėl atidėto senatvės pensijos skyrimo apskaičiuotos senatvės pensijos bendroji ir individualioji dalys padidinamas 8% už kiekvienus atidėtus 12 mėnesių, bet nedaugiau kaip 40%. Seimas svarsto, reikėtų įteisinti vienkartinę rinkliavą už savivaldybės įrengto kolumbariumo nišos skyrimą. Taip, pasak pataisų iniciatorių, siekiama užtikrinti investicijų į kolumbariumus atsipirkimą ir skatinti jų plėtrą. Pataisos numato, kad už savivaldybės biudžeto lėšomis įrengto kolumbariumo nišos skyrimą būtų mokama savivaldybės tarybos nustatyto dydžio vienkartinė vietinė rinkliava. Anot iniciatorių tai yra iki 2022 metų galiojusi nuostata. Šiuo metu savivaldybės, nebeturinčios teisės gauti rinkliavos, tiesiog nebestato kolumbariumų, nors esą poreikis yra. Jei Seimas pritars, nauja nuostata įsigalios nuo Liepos 1 dienos. Seime paminėtos Baltarusijos liaudies Respublikos nepriklausomybės deklaracijos 108-osios metinės. Iškelta istorinė Baltarusių vėliava tylos minutę pagerbti žuvusieji. Vyko Lietuvos ir Baltarusijos demokratinės bendruomenės atstovų apskritojo stalo diskusija. Įsakytos nuomonės ir dėl pasigirstančių svarstymų atnaujinti baltarusiškų trąšų tranzitą. 1918 m. kovo 25 d. baltarusių tauta paskelbė apie savo siekį turėti nepriklausomą demokratinę valstybę. Nuo to meto, anot susirinkusiųjų į ceremoniją, ši diena simbolizuoja baltarusių tautos istorinį siekį gyventi laisvoje, nepriklausomoje ir demokratinėje valstybėje. Šis vėliavos iškėlimas ne tik simbolinis įvykis. Tai mūsų žinia apie tvirtą Lietuvos paramą Baltarusijos demokratinėm jėgom, siekiančioms apginti savo šalies nepriklausomybę ir suverenitetą, atkurti valstybę ir laisvę savo šalies žmonėm, išrinkti savo šalies prezidentą ir parlamentą laisvuose ir sąžininguose rinkimuose, bei reformuoti Baltarusiją, kad ji taptų pilnavertę ir gerbiamą mūsų Europos šeimos nare. Būtent prie Seimo, kaip primena mūsų šalies parlamento vadovas, Lietuvos žmonės kartu su kitų tautybių atstovais prieš 35 metus gynė Lietuvos laisvę ir kas geriau nei Lietuva gali suprasti Baltarusių žmonių siekį. Todėl būtina toliau remti Baltarusijos žmonių kovą už laisvę, daryti viską, kad būtų išlaisvinti visi politiniai kaliniai ir sustabdytos represijos. Kelias į šį tikslą gali būti ilgas. Tačiau jis yra vienintelis teisingas. Lietuva jį sėkmingai įveikė, įveiks ir Baltarusiją. Ačiū jums visiems, brangūs draugai, už tai, kai einate šiuo laisvės keliu kartu su mumis. Tai gyvuoja Lietuva. Slava Ukrainai, žavi Belarus. Lenkijos senato vicemaršalka Michalas Kaminskis pabrėžia, šiandien 10 milijonų gyventojų atimta teisė balsuoti demokratiniuose rinkimuose, laisvai reikšti savo idėjas. O tai, kad ceremonija vyksta Vilniuje prie parlamento, dar kartą sugrąžina mus 1991 vaikus į metą, kai Lietuva kovojo už savo nepriklausomybę. Esą tuomet mes sakėme, kad kartu Lietuva, Lenkija, Baltarusija, Ukraina būsime Europos Sąjungoje. Deja, kol kas tai įgyvendinta nepilnai. Be laisvos Baltarusijos nei Lenkija, nei Lietuva negali jaustis saugios.
without free Belarus. Be laisvos Baltarusijos niekas Europoje negali pasakyti, kad Europa kaip kontinentas yra saugi ir demokratinė. Seimo rūmuose Lietuvos Baltarusijos apskritojo stalo susitikime aptariami bendradarbiavimo planai. Nelieka nuošalyje ir aktualijos dėl pasigirstančių siūlymų galbūt švelninti sankcijas Baltarusijai. Mes laikomės ES sutartų ir priimtų sankcijų. Tai aš manau, kad metai laiko į priekį yra labai aiškus sprendimas europinio lygmens ir tos sankcijos yra taikomos. Bet svarbiausias sąjungininkas sako, jiems reikia baltarusiškų trąšų. Tai taip, tai mes kalbėsime su pagrindiniais mūsų sąjungininkais. Yra daug klausimų, kur mes randam sutarimą ir suprantam vieni kitus. Mūsų tikslas, ilgalaikis tikslas yra geri santykiai su visais kaimynais. Ir mes norėtume, ir šiandien čia renginys Seime yra apie demokratinės laisvos Baltarusijos ateitį. Tai kokie keliai, kalbėjimai, man atrodo, kad šiuo metu Lietuva vykdo labai teisingą politiką, turėdama tam tikrus techninius pokalbius, kurie galbūt kada nors atves prie kitokių pokalbių. Bet šiandien mes turim labai aiškę poziciją, įgyvendinam europinės sankcijas, turim techninius pokalbius ir pasiekėm tam tikrų rezultatų. Matome, yra išleistų beveik 300 politinių kalinių, sugrįžę mūsų transporto priemonės, kurios kėlė labai didelės problemas kai kuriom organizacijom ir šiek tiek, bent jau galima sakyti, mažiau yra trikdoma mūsų civilinė aviacija. Svetlanos Cichanauskajos įsitikinimu sankcijų panaikinimas tik sustiprins režimą, suteiks daugiau lėšų represijoms ir karui Ukrainoje. Seime aptartos užsienio lietuvių patirtys Lietuvos kariuomenėje. Renginio organizatorių teigimu pasirinkusieji tarnauti mūsų šalies kariuomenėje jaunuoliai savo pavyzdžių rodo, kad ryšys su tėvyne nepriklauso nuo geografijos. Apie tarnybą pasakojo ir patys kariai. Kovo 11-osios akto salėje jaunuoliai iš 13 valstybių – Jungtinės karalystės, Airijos, Belgijos, Čekijos, Danijos, Graikijos, Islandijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Kanados, Nyderlandų, Norvegijos, Švedijos, Vokietijos. Didelė garbė, kad jūs šiandieną esate čia, kovo 11-osios salėje, kur pasirašytas nepriklausomybės atkūrimo aktas ir salėje, kurioje renkasi iškilūs žmonės. Jūs esate tie, kurie šiandieną kuriate Lietuvos kariuomenę, kuriate Lietuvos ateitį ir tie, kurie pasiryžę kovoti dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės. Valstybės gynyba yra kiekvieno Lietuvos piliečio konstitucinė pareiga ir atsakomybė. Todėl net gyvenant užsienyje svarbu įgyti žinių ir patirties, kad būtų galima pasirengti šią pareigą atlikti, saugoti ir ginti savo valstybę. Norinčių atlikti tarnybą, atvykti iš užsienio, galbūt kai kam tai ir šiokia tokia, ne tai kad egzotika, bet naujovė pasižiūrėti savo šalį po ilgo laiko nebuvimo. Gal niekada jis dar Lietuvoje nebuvo. Nežinau, kiek iš jūsų čia yra gimusių, užaugusių užsienyje, bet sprendė ir atvykę atlikti tarnybą, tai galbūt per pasisakymus galėsi tą pasakyti. Tai tikrai džiugu. Iš svetur atvykusiems lietuviams, kaip pasakoja, jų vadai šiek tiek kyla sunkumų dėl lietuvių kalbos, bet jiems sudaromos sąlygos tobulinti žinias tarnybos metu. Mano draugas planuoja eiti, aš gal su juo ateisiu patarnauti pažiūrėti. Visada buvo įdomu pažiūrėti, kaip čia vyksta, kaip bus ta tarnyba ir jau pabandyti. Kiek laiko jau tarnauji? 6 mėnesiai jau. Na ir kaip atrodo viskas? Gerai, normaliai. Pradžiai buvo sunku, kad viską tai pirmą mėnesį. Vadai nelabai suprato, ką sakau, aš irgi nelabai supratau, ką jis sakė. Bet antrų mėnesį buvo lengviau viską tai. Mano krikštai tėvai, močiutės čia Lietuvoje, mano tėvai Airijoje. Kaip šeima sutiko tą žinią, kad jūs apsisprendėt vis dėlto? Gerai, mama norėjo, kad eičiau. Šeima norėjo, kad aš eičiau į tą tarnybą. O kaip šitą nuo kelių metų jūs Airijoje, nuo gimimo? Aš gimęs. Visi gyvenas gimęs ten, užaugęs visas mokyklas. Aš čia tik per vasarą atskrisčiau. Atskrisdavot?
pamatyti krikštytavose ant mačetės. Jaunimas ne tik atvyksta į Lietuvos kariuomenę kaip šauktiniai. Aš buvau gimęs Šiauliuose ir nuo 5 metų aš buvau gyvenęs Anglijoje. Ir kaip apsisprendėte, koks tas kelias buvo grįžimo jūsų į Lietuvą ir būtent į kariuomenę? Nusakant, visa šeima mano gyvena Lietuvai. Buvau kraustęs nuo 5 metų su šeima, su mano mama ir tėtė Anglijai, bet visa šeima pasiliko Lietuvai. Visos mokyklos ten Anglijai buvau. Ir, sakant, pabaigiau universitetą su kibernetinė apsauga. Ir aišku, kad aš tiek lietuvis buvau. Aš mačiau, kad čia kariuomeniai buvo toks dalykas, kur pagal specialybę buvo. Mačiau opportunity buvo dėl savo, ką aš pabaigiau universitetą su kibernetinė apsauga. Mačiau, kad Lietuvai pradėjo tokią patirtį gauti. Daugiau bendravau Anglijai. Visi draugai, viską kitką, reikia po biškį prisiprast, sakant, bendrauti, kalbėti lietuviškai. Po biškį mokinus, bet pakankamai sunku ir grįžau kiekvieną vasarą, atsinaujinau biškį. 5 metus į Seimą užsienio lietuvius pakvietusių Seimo narių teigimu akivaizdu, kad diasporoje auga patriotiška karta, pasiryžusi ginti Lietuvą, jei to prireiktų. Šalies šviesuoliams Panevėžyje įteikti Gabrielės Petkevičaitės bitės atminimo medaliai Tarnaukite Lietuvai. Seimo apdovanojimas medaliu įsteigtas pagerbiant iškilę Gabrielės Petkevičaitės bitės asmenybę ir skiriamas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę dirbti valstybės labui ir jos geroviai, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą. Rašytoja, visuomenės veikėja, steigiamojo Seimo pirmojo posėdžio pirmininkė Gabrielė Petkevičaitė bitė, kurios gimimo dieną ir vyksta medalių įteikimas, savo gyvenimu liudijo, kad tarnystė valstybei pirmiausia reiškia rūpestį žmogumi ir atsakomybę už bendrą gėrį. Savo sveikinime renginio dalyviams Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžia, tai atsispindi ir šiandien laureatų darbuose, pastangose ir pasirinkimuose. Jūsų veikla aprėpia skirtingas sritis, nuo pilietiškumo ir savanorystės iki kultūros ir visuomeninės minties. Kiekviena jų tai nuoseklus darbas, kuriantis ilgalaikę vertę. Medalius įteikdama Seimo pirmininko pavaduotoja Aušrinė Norkienė atkreipia dėmesį, Lietuvoje yra daug žmonių, kurie tyliai, neskaičiuodami savo laiko, aukodami fizinės ir dvasinės jėgas, daro gerus darbus. Ir tegul šis Seimo apdovanojimas, įamžinantis Gabrielės Petkevičaitės bitės atminimą, bus pagarbos ir padėkos ženklas jums, kurių širdys, kaip sakė kažkada bitė, atsigauna patardavusios kitiems. Mūsų šitą komisiją, rinkdama kam skirti tuos medalius, labiausiai žiūrėjo, ką šitie žmonės, kuriuos mes renkame, iš tikrųjų nuveikia tam, kad kiltų mūsų sąmoningumas, mūsų atsakomybė, mūsų požiūris į tai, kokia turėtų būti Lietuva. Už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą apdovanojamas aktyvus visuomenininkas, daugiau nei 30 mečius nuosekliai ugdantis jaunimą puoselėjantis Klaipėdos krašto istorinę atmintį Mečislovas Raštikis. Vanda Stonienė. Smalininkų bendruomenės pirmininkė skatinanti miestelio pažangą, kasmet rengiant pilietiškumo akcijas Vanda Stonienė. Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, diplomatas, buvęs užsienio reikalų ministras, fizikas ir tapytojas Petras Vaitiekūnas.
kraštotyrininkas, tyrinėtojas, nepriklausomybės akto signataro Romualdo Ozolo palikimo saugotojas Rimantas Gorys. Už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą, apdovanojama Panevėžio Vilties progimnazijos istorijos mokytoja Vitalija Daugelienė. Profesionali stiklo menininkė Sandra Atkočiūtė. Meno istorijos ir kitų kultūros artefaktų kolekcininkas Ramutis Petniūnas. 5 knygų vaikams ir jaunimui autorė, viena iš literatūros festivalio Vaikų knygų sala sumanytojų Kotryna Zilinskienė-Zylė. Už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje apdovanojama Maltos ordino savanorė Laima Žemaitienė, Lietuvos Didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų sąjunga. Komisija laureatu išrinko poetą ir vertėją Marių Buroką, Lietuvos skautijos tarybos narę Ievą Brogienę. Apdovanojama žurnalistė, redaktorė, publicistė, 11 knygų autorė Julijana Sejavičienė. Lakūnas, kraštotyrininkas Stasys Kasperavičius. Muziejininkė Aušra Jonušytė. Komisija taip pat nusprendė skirti Seimo apdovanojimą poetui, eseistui Gyčiui Norvilui. Beje, šiemet sukanka 100 metų, kai Gabrielė Petkevičaitė Bitė kandidatavo į Lietuvos prezidentus. Kur kelias namo, kelias namo, kelias namo. Kur kelias namo, kelias namo, kelias namo. Ačiū labai. Kaip sakė renginių dalyviai, jei viskas aplink atrodo tamsu, pažiūrėkite dar kartą, galbūt jūs esate šviesa. Atsisveikiname iki kitos savaitės. Sudiev.